Šiandien trasui panašu, kad teks išvyst 42 BMW, 2 Fordus, 9 Toyotas, 1 Mazda ir dar tikrai ne vieną Nissaną. Dominikas jau pasirodo, iš tikrųjų suvažiavo pirmą važiavimą, pramegojau, surinko 54 taškus. Na, žiūrim toliau, kaip seksis važiavimas Tautvidui Gedminui. Tautvidas. Labai grubi klaida pasistatymė pasidaro. Toliau prie starto linijos stoja Dominikas Veršnickas. Teisėjai duoda jam startą. BMW 36. Tikrai nėra lengvai valdomas automobilis, po kapotu turi RB28 variklį, kuris turi nemažą turbolagą. Dėl to šitą automobilį yra kiek sudėtingiau suvaldyti, tačiau jis pakankamai greitas yra. Na ir panašu, kad visgi trasą suvažiuoja labai neblogai. Dalyvių instruktažą labai užakcentavo būtent šitą dalyką, kad pasistatyti reikia iki linijos. Vat gavau iš teisėjo informacijos, kad 2 ratais lipo ant kerbo, o dabar keliaujam toliau Nedas Zinkevičius. Vėl matom, kerbai kiša tikrai dalyviam koją. Sudėtinga juos yra paimti. Kiek geriau. Dabar keliaujam toliau. Tadas Maskolaitis pajuda iš starto ir kažkokios nesklandumai kažkokie pas Tadą. Biški nespėjo pasistatyti iki pasistatymo linijos ir panašu, kad dar 1-0 į sąskaitą. Surinkęs taškų iš šios grupės. Pradeda savo antrąjį važiavimą. Na ir panašu, kad antras vėl tikrai neidealus, tačiau panašu, kad finišą visgi taip jau gavosi. Keliaujam toliau. Tautvidas Gedminas stovi prie starto, pajuda. BMW E82 modelis. Puikus pasistatymas. Panašu, kad šiek tiek susitvarko su savo stresu ir gaunasi jau kur kas geriau. Na ir finišo linija. Sunkiai sekas Tautvidui. O dabar keliausim iki antros grupės. Po truputį dabaiginėjant šitą grupę dar liko keli dalyviai ir eisim prie antros grupės. Dominikas Veršnickas daro grubę korekciją ir rezultatas yra 0. Už linijos visgi sako teisėjai, kad pasistatė. Keliaujam toliau. Nedas Zinkevičius. Na ir paskutinis pirmos grupės dalyvis Tadas Maskolaitis prie starto linijos. Išvažiuoja iš starto. Ir vėl antras bandymas lygiai taip pat nesėkmingas, kaip gaila. Tačiau Tadas panašu, kad šiandien poriniuose nepasirodys. Atsiprašau, jeigu ne taip pavadinimą ištariau, tačiau sunku kartais suprasti tos pavadinimus. Įvairūs simboliai, kurios ne visą laiką aišku kaip tart. Na ir matom, grubi ganėtinai klaida lipa ant kerbo, tačiau tęsia savo važiavimą. Na ir panašu, kad finišą kerbas yra skaičiuojamas kaip užribis jau, tad reikėtų ant kerbo 2 ratais neužvažiuoti.
Keliaujam toliau, Orestas Mažeika. Atlieka savo važiavimą. Keliaujam toliau. Gerardas Ulinskas. Važiuoja savo pirmąjį kvalifikacinį važiavimą Toyota GT86. Iš mūsų pateiktų automobilių peko. Ir kažkokie nesklandumai Gerardui. Truputį pameta panašų automobilio priekį. Na, antrų bus galima bandyti pasitaisyti. Toliau Martynas Labrincas. Martynas labai didelį kampą užsilaužė. Prie sieną teisėjai minėjo, kad būtent tokie manevrai tikrai nebus sveikintini, na bent jau. Na, o toliau turim Evaldą Virbicką su Lexus SC 300. Labai didelis manžas, panašu, kad ratą leidžia už linijos, bet viskas kontroliuojama, išlieka trasoje ir suvažiuoja tikrai neprastą važiavimą iki šiol. Na, tikrai dar yra kur pasistengti, tačiau rezultatas vis tiek neblogas. Toliau E36 kompaktas pas Alfį. Labai lėtai atrodo Alfis bėgėjasi, tačiau sugeba pasistatyti. Važiavimas buvo vertas 0. Panašu, kad jam atrodė, kad šito važiavimo atčeisinti nelabai įmanoma. Toliau keliaujam Patrikas Eimantas. Labai gražus pasistatymas, Map Brothers komanda. Nissan 370Z. Puikiai kol kas važiuoja ir turim kontaktą su siena, kaip gaila. Antrų važiavimų turės pasitaisyti. Keliaujam prie Domanto Skučo Elephant Drift Team. BMW 46. Tokį patį automobilį vairuoja ir realybėj Domantas, tačiau Domantui pasistatymas nesusiklosto. Dar vieną realybėje važiuojantį pilotą, Drift Department komanda, Nissanis 13. Leidžia ratą ant kerbo vidinio. Na, iki idealaus važiavimo tikrai dar yra kur pasistengti, bet taškų surinks tikrai. Tai reiškia, kad antra grupė pradeda savo antruosius važiavimus. Pirmų važiavimų surinkęs 29 taškus Airidas. Bandys pasigerinti savo rezultatą antram važiavime. Leidžia vieną ratą ant kerbo. Vienas ratas ant kerbo teisėjai minėjo, kad yra -5 taškai. Na ir šiek tiek pritrūksta iki. Orestas pirmajam savo važiavime surinko 0 taškų, tad turi dabar stipriai pasistengti ir pasitobulinti savo važiavimą. Na, pasistatymas kol kas atrodo tikrai daugiau žadantis negu pirmojo važiavimo. Puikiai važiuoja Orestas, linija labai neblogai pildo, tačiau norėtų šiek tiek pamatyti daugiau kampo ir agresijos. Toliau. Gerardas Ulinskas. Labai agresyvus pasistatymas į didelį kampą. Tačiau tai jam ir pakiša koją šiek tiek. Nebedasitempė iki antrosios outside zonos. Daug korekcijų iš Gerardo. Pirmoji važiavimų surinkęs 31 tašką. Pajuda starto. Neužtikrintas pasistatymas, pameta priekį Martynas, tačiau tęsia savo važiavimą. Labai arti ir agresyviai į kerbą atvažiavo, labai daug greičio atsinešė. Bet pavyksta išlikti trasoj. Ir Martynas surenka 31 tašką, keliaujam toliau prie Evaldo Virbicko. Drifter LT komanda. Pirmų važiavimų, kuris turi 63 taškus ir kol kas yra pirmoje vietoje. Labai neužtikrintas pasistatymas.
Klausimas, ar pavyks Evaldui pasigerinti savo važiavimą. Nemažai korekcijų, daug stabdžio. Tačiau trasą suvažiuoja, kažkaip ir surenka lyg ir visas clipping zonas, tačiau tikrai treniruotėse matėme Evaldą važiuojantį kiek geriau. $38 taškai už antrąjį važiavimą keliauja į Evaldos sąskaitą. Nu, dabar Alfis Jurkėnas prie starto. Vėl nedrąsus pasistatymas. Mažas kampas, daug greičio, todėl susirenka Alfis. Bet čia yra driftas ir turi dvi progas sužibėt, arba keliauju namo, susipakavęs visus daiktus. Toliau Patriką Eimantą turim. Labai agresyviai ir greitai važiuoja Patrikas, tačiau nesugeba išlaikyti automobilio. Tai Patrikas susirinkęs 2-0. O toliau keliaujam prie Domanto Skučio. Domantas pajuda iš starto. Agresyvesnis pasistatymas gerokai, tačiau užlipa ant kerbo. Ir labai grubi klaida važiuoja per no-go zonas, kas vėl reiškia, kad du ratai už trasos ribų. Ir Domantas, minėjo Domantas, kad šiandien jam sunkiai sekasi suvažiuoti. Tai ir atsispindėjo. Dar vis neperpranta, kaip simuliatoriui reikia važiuoti. O dabar keliaujam prie Pauliaus Karklelio. Labai neblogai Paulius, labai daug agresijos ir labai atrodo greitas važiavimas. Šiek tiek per daug greičio susirenka. Yra dėl to kiek sudėtingiau valdomas, tačiau bus įdomu pastebėti, kaip jam seksis. Na, o dabar einam prie Domanto Sūdžiaus, Nissan S13. SR20 variklis su noso įpurškimu. Puikiai sekasi Domantui. Panašu, kad Domantas per daug nesijaudina ir žino savo užduotį, ką jam reikia atlikti. Kol kas kvalifikacijoje reikėjosi 3 vietoje Domantas. Keliaujam toliau prie Kasparo Jucio BMW 46. Puikus pasistatymas iš Kasparo pusės, labai agresyviai, tiksliai į kampą. Renka visas clipping zonas. Toliau turim Tomą Baranauską, dar vienas įdomesnis automobilis BMW 36 universalas. 90 degree sideways drift team. Kaip matom, dar iki 90 laipsnių kampo šiek tiek trūksta, bet aš tikiu, kad iki sezono galo Tomas geriau susitvarkys turbūt su savo automobiliu ir su savo prie Aivaro Česnavičiaus. Dizelinis E36, labai panašus į Norbe Films. Agresyvus pasistatymas, daug kampo, šiek tiek trūksta iki inside klipo, pilnai susirinkimo. Labai didelis kampas, puikiai linija. Labai arti sienos, wow, Aivaras šiandien panašu, kad tikrai užkurs pirtelę. Lygiai tiek pat, kiek turi ir Evaldas Virbickas, surinko savo pirmų važiavimų. O dabar Erikas Milevičius. Pasidaro šiokią tokią korekciją. Ir pameta priekį, bet suvaldo automobilį, neįskrenda iš trasos ribų. Ir užbaigia savo važiavimą būt 26 taškai. Panašu, kad teisėjai stipriai nubaudė už korekciją. O dabar grįžtam prie Domanto Sūdžiaus, kuris bandys pasigerinti savo 42 surinktus taškus. Labai agresyvus pasistatymas, dėja tenka pasidaryti tokią korekciją ir pasimažinti tą kampą.
Kiek vėlai persimeta Domantas, bet važiavimas tikrai labai neprastas. Na ir pirmas kvalifikacijų esantis Kasparas Jucys važiuoja savo antrą važiavimą. Pirmame tikrai neblogai suvažiavęs, antras labai greitai važiuoja. Na ir šiek tiek panašu, kad per greitai. Prisirinko truputį per daug greičio, bet linija kol kas tikrai atrodo labai neblogai. Apart pradžioje pasiimto kerbo ir korekcijos. Nepavyksta pasigerinti, 56 taškai keliauja į Kasparo sąskaitą, o dabar keliaujam prie Tomo Baranausko. Oi, Tomas panašu šiek tiek nesuvaldo savo automobilio ir vos nenueina į padangų sieną, tačiau spėja visgi sugaudyti automobilį. Ir šiaip ne taip bando suvažiuoti šitą važiavimą, kuris jau panašu, kad vis tiek bus įvertintas. Kuris yra pagarsėjęs kaip M57 didžiausias fanas. Visą trasą paskandina juoduose dūmuose ir šiek tiek netikslus pasistatymas Aivaro. Kaip ir pirmam važiavime truputį trūksta iki pirmojo inside klipo, tačiau visa likusi trasos dalis atrodo labai neblogai. Turintis 26 taškus, stebima, ar jam pavyks pasigerinti šiuo važiavimu savo esamą rezultatą. Labai neblogas pasistatymas, truputį pritrūksta iki antros outside zonos, bet apart to linija tikrai labai nebloga, agresyvus persimetimas į didelį kampą prie sieną. Ir prasideda ketvirtoji kvalifikacijos grupė, Nojus startuoja. Labai neblogas Nojus pasistatymas į gerą kampą, tačiau šiek tiek trūksta iki clipping zonos. Pasidaro šiek tiek reikalų su BMW E82 modeliu. Donatas panašu, kad visgi renkasi kiek saugesnę taktiką. Pirmam važiavimui nesistengia būti visur labai giliai. O toliau Paulius Jasevičius pasidaro grubę klaidą užvažiuojant kerbo su savo Toyota Supra automobiliu. Map Brothers komanda pradeda savo važiavimą Mindaugas. Labai neblogas pasistatymas, daug kampo. Visai neblogai išpildytos clipping zonos. Agresyvus persimetimas į sieną, puikus stabdymas. Na, keliam toliau. Šarūnas Dambrauskas, labai daug kampo. Wow, koks pasistatymas. Puikiai Šarūnas. Lygiai taip pat stebint Šarūną ir realioj trasoj lygiai taip pat. O dabar vėl grįžtam prie Nojaus Mikuckio, kuris jau važiuoja savo antrąjį važiavimą. Labai neblogai pasistato Nojus, labai tiksliai. Na, čia gal kiek per anksti persimeta, truputį nepataiko į idealią trajektoriją, tačiau visas clipping zonas susirenka. Sveikinam Nojų pasigerinus šiek tiek rezultatą, o dabar keliaujam prie Donato Beinario. BMW 82, pirmų važiavimų 33 taškai, antruoju labai neblogas pasistatymas agresyviai, tačiau tenka pasidaryti šiokių tokių korekcijų, bet panašu, kad trasą visgi įveiks Donatas. Paulius Jasevičius stovi prie starto, laukia, kol jam bus duotas žalias šviesoforas. Žalia užsidega ir Paulius pasistato, labai didelę korekciją pasidaro. Bet sugeba savo automobilį išlaikyti
slystant iš šonų. Paulius šiandien turbūt nebus labai laimingas, kadangi buvo važiavimai įvertinti 0. Na, bet nieko baisaus. Taip jau būna, kai dalyvauji pirmą kartą varžybose, stresas labai, kurio kol kas sprendžiant iš rezultatų tikrai turėtų užtekti praeiti kvalifikacijai. O dabar keliaujam prie Šarūno Dambrausko. Vėl agresyvus pasistatymas, labai daug kampo pas Šarūną. Vau, labai plačiai. Kiek per plačiai matom, šiek tiek užlipa ant kerbo Šarūnas. Bet puikiai. Po Augusto prie starto linijos Eitvydas, nuo kurios jis jau pajudėjo, kiek gali matyti. Kiek pavėluotas ir neužtikrintas labai atrodo Eitvydo pasistatymas. Truputį galėtų daugiau prie skoniuką dadėti. Ir išsitiesina Eitvydas. Šiek tiek pabijo, kuris šiam etapui pasiruošė naują automobilį ir spėjo su juo išvažiuoti trasą, tai BMW F22. Kiek pavėluotas pasistatymas, kaip ir pas keletą prieš tai važiavusių dalyvių jau šitą dalyką matėm. Dėl to sekasi jiems kiek sudėtingiau susirinkti visas clipping zonas, tačiau trasą sugeba dabaigti iki galo ir per vėlai pasistatė ir jie jiems skiria 0 taškų, o dabar turim Vakario Kulevičių su vienu iš didžiausių turbūt modelių esančių mūsų kvalifikacijos gride, tai BMW G80. Panašu, kad ir Vakaris, lygiai taip pat kaip ir jo komandos draugas, NDC komandos atstovas, šiek tiek labai neblogas rezultatas. Na, o toliau turim Edviną Labutinį, Sanes 13. Tiksliai pasistato, gražiai susirenka pirmas 3 zonas, galbūt norėtųsi kiek plačiau 3. Na ir 4, puikiai. Labai neblogai Edvinas suvažiuoja. Tikrai wow, važiavimas įspūdingas. O toliau turim Unreliable komandos atstovą Rafal Mikelionį, kuris važiuoja su Toyota GT86 modeliu, SR20 variklis su nosu. Labai neagresyvus pasistatymas iš Rafalo, tačiau trasą toliau važiuoja. Turbūt pirmų važiavimų visgi pasirinko saugesnę taktiką. O toliau turim Tomą Vaitekūną, kuris prisidaro korekcijų pirmam posūkį, bet trasą toliau tęsia ir panašu, kad finišą turėtų pasiekti. Chuligankė liaudyje dar vadinamas modelis. Pasistato į nedidelį kampą Rokas, bet panašu, kad neblogai sekas išpiešti visą teisėjų užduotą liniją, kiek per vėlai galbūt persimeta prieš pirmąją sieną ir finišuoja. Turėsim prie starto linijos Augustą Raždžinską, kuris pirmam važiavime nesugebėjo dabaigti trasos ir apsisuko. Na, stebim, kaip jam seksis antrame važiavime, kol kas pradžia tikrai labai nebloga, truputis buvo korekcijų ir čia vėl toj pačioj vietoj pasidaro vėl labai grubę klaidą, kuris pirmam važiavime surinkęs irgi 0 taškų. Turbūt bandys pasigerinti savo rezultatą, bet pasistatymas kol kas neatrodo daug labai žadantis. Tačiau pasistatymas buvo labai apgaulingas, nes toliau piešia labai neblogą liniją. Toliau turim Žydrūną Petkevičių antram savo važiavimui. Pirmuoju surinko 0 taškų, antruoju stengsis pasitaisyti Žydrūnas. Na ir pasistatymas tikrai atrodo daug solidesnis. Čia labai didelį kampą užsilaužę korekciją pasidaro ir vos neapsisuka. Na, čia nežinau, kaip teisėjai vertinti šitą momentą. Na, toliau komandos draugas Vakaris Okulevičius. Labai plačiai pradeda savo važiavimą Vakaris.
Panašu, kad bus tikrai labai svarbus aspektas. Na ir antrojo važiavimu 38 taškai. Keliaujam toliau, Edvinas Labutis. Pirmuoju važiavimu labai stipriai suvažiavęs. Geras, agresyvus pasistatymas, didelis greitis, pasidaro šiokią tokią korekciją, tačiau įsilaiko puikiai trasoje, neprisidaro labai daug reikalų. Prieš sieną galbūt kiek saugiau matos suvažiuoja Edvinas, tačiau antrojo važiavimu vėl lygiai taip pat 44 taškai, nepasigerina savo pirmojo važiavimo. Na, o toliau Rafal Mikelionis, kuris atrodo šiek tiek saugiau suvažiavo savo pirmąjį važiavimą, antrų važiavimų jau atrodo, kad daugiau gazo duoda ir labiau pasitikė savo automobiliu. Puikiai, Rafalas kol kas tikrai nėra daug vietų, prie kurių būtų galima prisikabinti. 10, sveikinam jį su tuo ir keliaujam toliau. Tomas Vaitekūnas. Dar vienas BMW E36 modelis. Labai neblogai pasistato, tačiau turi pasidaryti korekciją, kad datemptų iki trečiojo outside klipo, atsiprašau, antrojo outside klipo. Ir šiek tiek, matom, dėl tos priežasties nukenčia jo, kuris jau su nekantrumu laukia, kada bus galima važiuoti. Užsidega žalias šviesoforo signalas ir Oskaras pajuda. Labai neblogas tikslus pasistatymas. Labai tiksliai važiuoja Oskaras, galbūt išleidžia vieną ratą ant kerbo šiek tiek, tačiau tai nėra jam labai didelė kliūtis toliau suvažiuoti savo važiavimą. Ir puikiai. Stoja prie starto, išvažiuoja su savo tikrai įdomiai atrodančių BMW 36 modelių. Matom, kad didelis variklis įsikišęs per kapotą ir Mantas šiek tiek nesuvaldo savo modelio ir keliauja už trasos ribų. Kiek saugesnis Andriaus pasistatymas, tačiau puikiai sekas rinkti panašų clipping zonas. Galbūt norėtųsi kiek giliau pamatyti vietom, bet apart to labai gražiai prie sienos, bet išprovokuoja klaidą būtent tas dalykas. Rokas Baublys jau stovi prie starto linijos. Dar vienas tikrai įdomesnis Nissan modelis. Didelis manžas. Kiek pavėluotas turbūt pasistatymas. Bet vis dėlto sugeba suvaldyti savo automobilį Rokas ir finišuoja. 37 taškai keliauja į Roko sąskaitą. Nu, toliau Mantas Augustinas. Šiam etapui jau važiuoja be gipso. Panašu, kad geriau jam ir sekasi. Wow, labai arti čia šitoj daly. Tikrai neįsigando parizikuoti prie kerbo, bet prisirinko šiek tiek per daug greičio ir nepaima inside klipo antro. 29 taškai keliauja į Manto sąskaitą. O toliau turim Arijų Kurkulį, kuriam jau startas yra duotas. Išvažiuoja Arijus, labai graži pirma dalis, puikiai tiesiog susidoroja su trasa. Čia galbūt šiek tiek norėtus matyti plačiau, paliečia netgi sieną Arijus. Padabintų pandam bodikitų. Į kiek mažesnį kampą pasistato. Tačiau linija labai nebloga. Panašu, kad pas Matą jam labai neblogai pavyksta susidoroti su trasa ir teisėjai tikrai ar sugebės pateisinti savo šitą vardą. Labai geras pasistatymas iš Elvino, daug agresijos, geras manžas. Ir pameta priekį. Kol kas Elephant Drift komanda turbūt nėra, kad labai džiaugtųsi savo rezultatais, tačiau dar yra progos pasigerinti. O dabar turim Donatą Mašiukaitį su Ford Mustang automobiliu, kuris visiškai nepabijojo, panašu,
pasiimti šitą modelį ir finišuoja. Greitas įsibėgėjimas, agresyvus pasistatymas. Trūksta galbūt šiek tiek didesnio kampo, apart to labai nebloga linija. Staigus persimetimai. Na, Lukas kol kas tikrai rodo puikų rezultatą, labai arti sienos. Wow. Sveikinam Luką, kol kas perima pirmąją vietą. Labai įspūdingas važiavimas, nu, dabar keliaujam Oskaras Juodis. Geras pasistatymas, labai tiksliai. Visos clipping zonos kol kas tikrai puikiai išpildytos, labai geras persimetimas prie sienos, kiek nespėja panašu sustoti Oskaras ir praleidžia inside clipą ir 53 taškai, kiek mažiau negu pirmuoju važiavimu surenka Oskaras, tačiau tai vis tiek yra puikus rezultatas. Nu, keliaujam toliau prie Manto Bumbulio, kuris atlikinėja savo antrą važiavimą. Labai neblogas pasistatymas, nemažai kampo, daug agresijos. Galbūt norėtųsi kiek staigesnio pasistatymo ir kiek giliau clipping zonose, bet kadangi jis pirmų važiavimų turi 0 taškų ir ant BMW E46. Labai agresyvus pasistatymas, peršoka per kerbą ir būtent dėl to apsisuka praktiškai. Bandė labai agresyviai Andrius, tačiau panašu, kad teks iš šio etapo. Toliau turime Roką Baublį, kuris atlikinėjo savo važiavimą, 37 taškai pirmų važiavimų. Labai neblogas pasistatymas. Peršoka šiek tiek per kerbą, teisėjai tikrai už šitą taškų nedadės Rokui. Bet Rokas panašu, kad gazo atleisti neketina. Pirmojo važiavimo rezultatą, nu, dabar For Shift komanda Mantas Augustinas. Pirmuoju važiavimu surinkęs 29 taškus, pradeda savo antrąjį. Labai geras pasistatymas iš Manto pusės. Galbūt kiek norėtųsi giliau pradžią ir turim blokus, kuris jau stovi prie starto linijos ir pirmų važiavimų surinkęs tikrai solidžiai 40 taškų. Neblogas Arijaus pasistatymas. Puikiai Arijus atrodo kontroliuoja savo automobilį ir jį sugeba nukreipinėti būtent ten, kur jo ir norėtų labai. Ir toliau prie starto linijos Matas Gvidas Černeckis. Pirmoji važiavimų 54 surinkęs, tad antru irgi tikrai tikimės neblogo rezultato ir neblogo važiavimo iš Mato. Puikiai važiuoja Matas. Agresyvus persimetimas. Ir turim 41 tašką Mato sąskaitoje. Nu, toliau turim čempioną vėl grįžtantį prie starto linijos. Matos, kad jau visgi stresas tikrai veikia, bet jam reikia tiesiog surinkti kažkiek taškų. Labai agresyviai, bet nes čempiono poriniuose neišvysim. Nu, toliau turim Ford Mustang vairuotoją Donatą Mašiukaitį. Labai agresyvus pasistatymas, kiek per didelį kampą bando nuo starto užsilaužti Donatas ir kerta truputį per vidinį kerbą. Mato šiek tiek ir kovoja dar su turbo lagu. Nu, dabar pirmoji vietoj kvalifikaciniai kol kas esantis Lukas Bykovas su 72 taškais. Vau, puikus vėl pasistatymas iš Luko, matom. Į didelį kampą. Norėtus galbūt kiek daugiau tikslumo, tačiau labai neblogai atrodo Luko važiavimas. Na ir čia pasidaro šiokią tokią korekciją. Ir vėl labai arti padangų sienos. Pajuda nuo starto Ernestas su savo Ford Sierra automobiliu. Puikus pasistatymas Ernesto, wow. Tikrai daug žadantis, geras kampas, geras greitis, labai mažai korekcijų, labai arti sienos, wow. Ir apsisuka. Wow, kaip gaila, toks buvo neblogas važiavimas.
Tačiau pirmuoju važiavimu Ernestas surenka 0 taškų, na, o keliaujam toliau prie Edvino Balčiūno. BMW E82 modelis. Kiek neįprastas pasistatymas, atvažiavo tiesiai ir pasitraukė rankinį. Teisėjai minėjo, kad galima taip daryti, tačiau tai už tokį važiavimą gausi kiek mažiau taškų. Po linijos Edvinas. Keliaujam toliau prie Armino Zajančiausko, kuris dalyvauja su Mazda RX-7 automobiliu. Labai nebloga pradžia iš Armino. Map Brothers komanda. Sąskaita, o toliau turim Davidas Arūną, NDC komandos atstovas. Pradeda savo įvažiavimą. Geras pasistatymas iš Davido. Gera labai linija. Ar tai gali būti mūsų numeris 1 pilotas kvalifikacijoje? Na, čia kažkiek matom užsilaiko. Prieš persimetimą Davidas teisėjai labai akcentavo šitą dalyką, kad kuris startuoja nuo linijos, labai anksti užsimeta skersas, bet puikiai atlieka pasistatymą, šiek tiek užlipa ant kerbo. Labai neblogas Armino važiavimas, kol kas tikrai vertas aplodismentų, labai gera linija. Giedrių Katina prie starto linijos. Atsiprašau, Augustiną Jankevičių turime, panašu, prie starto, kuris padaro šiokią tokią klaidą, bet sugeba suvaldyti savo automobilį. Neapsisuka, neįsitiesina, bet tikrai prisidaro nemenkų korekcijų. Nu, o dabar Giedrius pradeda savo važiavimą. Stebėsim, kaip jam seksis. Labai tikslus ir geras pasistatymas iš Giedriaus. Puikiai išpildyta trasos pradžia. Wow! Ar tai bus dar vienas pagerintas važiavimas? Ir ar turėsim... O dabar keliaujam prie Ernesto Podolskio su Ford Sierra važiuojančio. Vėl labai agresyvus pasistatymas, kiek per agresyvus turbūt, nes tenka pasidaryti šiokią tokią korekciją, labai arti sienų. Nepasiema šiek tiek antrojo inside klipo. Ernestui 35 taškai keliauja jo sąskaitą, nu o dabar Edvinas Balčiūnas pradeda savo antrą važiavimą. Panašu, kad pasistato kiek geriau, tačiau vienu ratu peršoka per kerbą, kas jau automatiškai iškart yra -5 taškai nuo rezultato. Ar užteks to kvalifikacijai? Sužinosime netrukus. Na, o dabar Arminas Zajančiauskas. Mazda RX-7. Matom, Arminas jau yra už drop zonos, kurioje yra Gerardas su 29 taškais. Stebime, ar Arminui pavyks pagerinti savo rezultatą ir apsisuka Arminas. Padaro labai grubę korekciją. Korekcijos skiria jam 0 taškų. Keliaujam toliau prie Davido Arūnos, NDC komandos atstovo, kuris labai neblogai suvažiavo. Pirmąjį savo važiavimą pasidarė vieną grubesnę klaidą, kuri jam daug labai kainavo. Apart to, kol kas matom, kad ir antrasis važiavimas labai agresyvus. Puikiai. Davidas labai stabiliai važiuoja. Gerų kampų ir didelę labai matom agresiją iš Davido važiavimo. Galbūt paskutinis persimetimas, o pirmajame buvo 67. Toliau turim Arminą Vilkelį, kuris kol kas rikiuojasi pirmoje vietoje. Suvažiavęs labai solidų važiavimą su 79 taškais. Puikiai matom, Arminui sekas ir antram važiavime. Gal kiek buvo galima giliau prie insaido, kuris jau laukia, kol jam bus uždegta žalia šviesa. Taip ir atsitinka. 73 taškai pirmojų važiavimų pas Giedrių. Labai neprastas rezultatas. Žiūrim, ar jam jį visgi pavyks pasigerinti.
Kol kas pradžia tikrai labai puikiai ir čia matom išleidžia ratą, dėl to iš karto automatiškai kiek vėluoja persimest prie sienos. Tačiau gazo tikrai Giedrius negaili ir buvo 2 ratai už trasos ribų. Na ir paskutinis 7 grupės dalyvis Augustinas Jankevičius, kuris turi 36 taškus už pirmą važiavimą. Čia matom labai be kampo važiuoja pirmame posūkyje, tačiau sugeba visgi išsivairuoti ir šiek tiek situacija pasitaiso likusioje trasos dalyje. Ir finišuoja. Žiūrim, ar teisėjai jau pasiruošę ir Armandas Bajoras stovi prie starto linijos. Neblogas Armando pasistatymas. Tikrai gerai išpildo trajektoriją. Labai puikiai sekas Armandui, galbūt prie sienos šiek tiek pasitaupo Armandas, bet važiavimas tikrai vertas aplodismentų, wow, kuris prisijungė prie Butomis Racing by Devalt komandos šiam etapui, visam likusiam sezonui greičiausiai. Labai geras Rimanto pasistatymas, idėja tenka pasidaryti nedidelę korekciją, kurią vis tiek teisėjai turės numinusuoti taškų. Labai greitas panašu, kad yra Rimantas ir Rimantas Pumputis gauna 45 taškus ir į drop zoną pasistumė Donatas Mašiukaitis, o dabar Žygimantas Jukna pasistatymas, dar vienas BMW F22 modelis, kitaip žinomas kaip antrukas su HGK bodikitu, labai puikiai sekas Žygimantui. Ir tik pagyriau ir turim kontaktą su siena. Labai gaila, kad taip užsibaigė šitas važiavimas. Tikimės, kad Paulius parodys gerą agresyvų važiavimą ir nustebins visus. Būsiu šiek tiek panašu, kad prikalbėjęs pasistatymas gana konservatyvus buvo ir atrodo, kad šiek tiek pasitaupė Paulius. Nepaisant to, dar pasidaro vieną labai grubę klaidą ir pasidaro riebę korekciją prieš starto. Dabar turim dar vieną Paulių Drusi, BMW 36, kuris šiam etapui pasikeitė irgi variklį. Įsidėjo LT1, prieš tai važiavo su RB28. Sakė, kad pabodo kovoti su turbolagu, tad nusprendė įsidėti didelį su daug litrų amerikietišką V8. Žiūrim, kaip seksis Ovidijui. Ovidijus Šeškauskas, NDC komandos atstovas su Nissan S15 važiuojantis, pameta šiek tiek mašinos priekį, pasidaro šiokią tokią korekciją, tačiau važiavimas klostos toliau ir sugeba suvaldyti situaciją Ovidijus. Ir puikiai užbaigė savo važiavimą. Nors ir dabar jis tikrai nėra prastas, 52 taškai Ovidijaus sąskaita, o dabar važiuos Nojus Stasiūnas. Neblogas Nojus pasistatymas, didelis kampas, tačiau kiek per vėlai panašu pasistato Nojus. Lipa ant visų kerbų, ko teisėjai tikrai sakė nedaryt, kadangi kerbas reiškia -5 taškai, jeigu užvažiuoju su... Geras pasistatymas, tikslumas, Šarmando. Puikiai atrodo, kol kas kontroliuoja savo mašiną. Treniruotėse kiek teko stebėti Armandą, tai jam toliau turim Gediminą Levicką, Drift Happens komandos atstovą. Labai geras pasistatymas, galėjo šiek tiek giliau būti ties pirmų inside klipų. Labai gražus Gedimino persimetimai, agresyvus iš kampo į kampą. Būtent tokių stiliaus teisėjas ir prašė. O toliau turim Marių Vasiliauską. Dar vienas realybėje važiuojantis pilotas. Dabar važiuoja su Nissan S13 BMW. Oi, atsiprašau, Nissan S13 ir BMW, sakau, nu jo, logiška.
Realybėje važiuojantis su BMW E30. Prie starto savo antrajam važiavimui jau stovi Armandas Bajoras. Kiek netikslus pasistatymas iš Armando. Labai nebloga linija kol kas, apart pasistatymą labai arti sienos, wow. Geras, agresyvus, greitas persimetimas. Labai puikiai. Jis dabar rikiuojasi antroje lentelės pozicijai, o dabar Rimantas Pumputis. Geras pasistatymas, labai iš Rimanto nepasidaro didelės korekcijos pasistatyme. Labai gražiai ir agresyviai persimeta link kerbo. Prie sienos galbūt norėtųsi kiek daugiau agresijos, bet apart to viskas labai puikiai, wow. Toliau turim Žygimantą Jukną. Pradeda šis savo antrąjį kvalifikacinį važiavimą. Pirmoji turi 0, tad reikia pasistengti Žygimantui, bet tuo pačiu reikia ir nesusideginti. Labai neblogas Žygimanto važiavimas, matosi tas šioks toks neužtikrintumas, bet 49 taškai į Žygimanto sąskaitą. Toliau turim Paulių Šinkūną su Nissanės 14-9. Nepasistato Paulius. Kaip gaila. Tačiau panašu, kad ir antruoju važiavimu bus lygiai taip pat 0 taškų. Greičiausiai nesusitvarkė su stresu Paulius, nes dabar Paulius drusys BMW 36 su LT1 varikliu. Labai neblogai važiuoja Paulius. Lipa per kerbą. Kvaila šiokią tokią klaidą pasidaro. Ir teisėjai dėl to jam skiria 0 taškų. Keliaujam toliau prie Ovidijaus Šeškausko. Pirmas važiavimas 52 taškai. Antruoju prisidaro vėl šiokių tokių nemalonumų, bet vėl sugeba suvaldyti situaciją ir tęsia savo važiavimą. Nemažai korekcijų. Keliaujam toliau prie Nojaus Stasiūno. Geras Nojaus pasistatymas. Panašu, kad šį kartą sugeba susitvarkyti šią dalį, tačiau lipa kitoje vietoje ant kerbo, kas jam tikrai kainuos taškų. ...44 taškus gauna Nojus, o dabar keliaujam prie Armando Bolevičiaus. Vėl labai graži pradžia pas Armandą. Kiek norėtųsi gal giliau prie... O dabar Gediminas Levickas, Team Drift Happens, stovi prie starto linijos. Labai didelis agresyvus manžas. Užsikampina Gediminas. Ir jau bando išvairuoti tiesiog iš esamos situacijos, kas jam stebėtinai puikiai pavyksta, nes jau atrodė, kad tikrai nebepavyks sugaudyti automobilio, tačiau Gediminas puikiai Teisėjam tai atrodė kaip unchaseable važiavimas, dėl to skiria 0 taškų. O dabar Marius Vasiliauskas važiuoja savo antrą važiavimą. Ir perdega Marius. Negana to dar ir suvažiuoti savo pirmą važiavimą. Labai neblogas pasistatymas, geras tikslumas iš Tomo, norėtus galbūt šiek tiek arčiau inside klipo. Puikus kampas, agresyvus tikslus persimetimai. Tikrai gali matyti, kodėl Tomas kol kas metiniai lentelė yra 3 vietoj. Simas Valinskas stovi prie starto, iš kurio pajuda. Kiek saugesnis atrodo Simo pasistatymas, tačiau linija labai nebloga.
šiek tiek prisistabdo kairę koją Simas. Panašu, kad taktika buvo pasirinkta važiuoti pirmą saugesnį važiavimą. Ir pirmų važiavimų 62 taškai. Tomas Butomis pradeda antrą važiavimą. Labai geras pasistatymas, vėl ta pati klaida, šiek tiek norėtus arčiau pirmojo inside klipo. Tačiau visur kitur toliau trajektorija atrodo daug geresnė. Na ir šitoj vietoj šiek tiek susidegina, nepasiema ir antrojo inside klipo. Savo pirmojo važiavimo rezultatų Tomas Butomis. Na ir Simas savo antrąjį važiavimą atlieka, pirmojo 62 taškus surinkęs. Visiškai kitoks Simo pasistatymas nei kitų dalyvių, tačiau labai geras tikslumas, geras kampas. Puikiai atrodo, kol kas Simas visiškai be klaidų važiuoja. Wow, tikrai plojimų nusipelnęs važiavimas.